Taip, tai dabar turėtumėt visi matyti pirmąją skaidrę. Architektūros festivalis vaikams, kur paslėpti lobiai. Ir ši paskaita, šis seminaras, jo pirma dalis yra skirta susipažinti su Kauno modernizmo architektūra, kuri yra sukurta Kaune tarp 1919–1939 metų. Ir plius minus keli metai aplink šias datas. Iš principo jai naudojami pavadinimai tarpukario architektūra, Kauno modernizmo architektūra, Art Deco architektūra. Apie tuos terminus dar papasakosiu detaliau, bet kalbėdami su vaikais apie architektūrą mes pasirinkome, kartu su komanda diskutavome ir išsirinkome tokį pavadinimą, kur paslėpti lobiai, kadangi tai labiau patraukia vaikų dėmesį ar jaunimo, jaunuolių, suponuoja tokį atradimo, patyrimo kažkokį džiaugsmą ir nesinori gąsdinti su architektūriniais terminais, kaip modernizmo architektūra ar panašiai. Ne veltui ruošiant nominacinę bylą UNESCO paveldo ženklui gauti, architektūros istorikai ir platesnė komanda vedama Marijos Dramaitės taip pat pasirinko ne modernizmo architektūra pavadinimą, o išsirinko optimizmo architektūra. Tai ieškome tokių paprastesnių žodžių apibūdinti sudėtingus terminus. Tai ir pradedam tada, kad šiandien dėkoju susirinkusiems mokytojams, skelbiame kvietimą mokytojams, čia taip specialiai norėjau perbraukti tą žodį architektams. Man atrodo, architektai nueina į antrą planą, mums daug yra svarbesni mokytojai, kurie gali kalbėti apie architektūrą, kartais net nenaudojant to pačio žodžio architektūrą mokykloje, pamokose, neformaliam ugdyme. Ir pagrindinis šio festivalio tikslas tai yra tos modernizmo architektūros pažinimas, žaidžiant ir dirbant meno, amatų, architektūros srityse. Aš tikiu, kad jūs irgi esate skirtingų dalykų mokytojai, tai neprieštarauja pačiai modernizmo architektūros sklaidai. Galite būti ir matematikos, ar gamtos pažinimo, geografijos, ar darbų, ar tiesiog bendrinio, pirmų, ketvirtų klasių mokytojai. Visur galima įterpti tą tokį edukacinį elementą ir pradėti kalbėti apie mus supančią fizinę aplinką, apie jos įtaką gerai žmogaus savijautai, o vaikams ir jaunuoliams perduoti ne kažkokią tik tai bazinė informacija, kuri yra vaizdų ir teksto pagalba, bet ir aktyviai įsitraukiant į veiklas, eksperimentuojant, statant, kuriant, interpretuojant. Tai irgi papasakosiu šitoj paskaitoj, labiau link pabaigos, kokie yra įvairūs pažinimo būdai. Esame eksperimentavę, įtraukiant vaikus su orientaciniam žaidynėm, taip pat vedant ekskursijas, esu išbandęs įvairiausių amžiaus grupės, nuo darželinukų iki jaunuolių, paauglių, baigiančių mokyklą. Tai skiriasi priėjimas prie visų šių skirtingų amžiaus grupių. Dėl to ne veltui ir vaikų piešinių konkursą taip pat skaidome į skirtingas grupės, amžiaus grupės. Tai leiskit už gal tokią ilgą įžangą ir norėdamas aktualizuoti šitą problemą, pradėsiu tokią truputį provokuojančią skaidrę, kodėl tai turi rūpėti, kodėl mums turi rūpėti Kauno modernizmo architektūra, arba jeigu jūs esate ne iš Kauno, kodėl turi rūpėti tada jūsų miesto, miestelio. tą modernizmo galima pakeisti kitų pavadinimų jums svarbios architektūros pastatų tema. Tai čia tokia įdomi istorija apie Kaune Perkūno alėją 11 esantį vieno tarpukario karininko namą, kuris savo ramiai stovėjo iki 2021 metų. Atsiprašau, dabar labai dešinė nuotrauka su klaidinga data, tai yra LRT portalo fotografo Blažio padaryta nuotrauka 2021 metais.
šita vila buvo pradėta griauti. Ir visai netyčia vesdamas ekskursijas susipažinau su žmonėm, kurių dukra, Emilija Pundzevičiūtė, netyčia prieš pat nugriaunant tą vilą, tiesiog, jeigu neklystu, jinai mokėsi Kauno dailės gimnazijoje, ar mokosi, ir ji nupiešė šitą namą prieš jį nugriaunant. Tai buvo vienas iš tokių paskutinių pastato užfiksavimų prieš jį dalinai nugriaunant. Ir man tai pasirodė labai simboliška ir gražu, kad jaunimas, moksleiviai, vaikai, jie gali išsaugoti šitą kultūros paveldą, nekilnojamą kultūros paveldą, architektūrą aplink mus. Tai gali būti ne tik tai fizinis saugojimas aptveriant tvorom ir neleidžiant griauti, bet kartu ir fiksuojant atmintyje, fiksuojant piešiniuose, fiksuojant darbuose, kalbant apie tai mokykloje, išplečiant šitas temas į mokyklų ugdymo programą. Tai va, tai tada dabar toliau trumpa skaidrė apie ekskursijas vykstančias. Dešinėje pusėje galite matyti ekskurso komandos ženklą. Mes veikiame nuo 2015 metų, kai Vilniuje prasidėjo Open House Vilnius festivalis. Tai kažką tokio analogiškai įkvėpto mes pradėjome daryti Kaune. Rengdavome nemokamas atviras visuomenėje ekskursijas į atskirus tarpukario modernizmo pastatus. Tai 2015, 2016, 2017 metais buvo labai įdomus, intensyvus metai, daug besidominčių žmonių. 2016 metais Kaunui buvo suteiktas Europos paveldo ženklas. Kauno miesto savivaldybė išsiuntė paraišką ir gavo šį išskirtinį apdovanojimą vertingoms Europos vietovėms. Ant pastatų buvo uždėti ženklai, tokios spalvotos gėlytės, arba su tokia žvaigžde viduje išpjaustyta ženklas, žymintis 42 pastatus Kaune. Toliau 2017 metais mes sužinojome, kad Kaunas bus Europos kultūros sostinė 2022 ir taip pat buvo pradėta rengti nominacinę bylą UNESCO paveldo ženklui gauti. Tai kiekviena šalis, ruošdamasi norėdama gauti šį reprezentacinį, labai didelę reikšmę, garbę turinti UNESCO paveldo ženklą, turi suburti savo ekspertų komisiją, vedamą vadovo, paruošti nominacinę bylą ir ją siųsti. Ir pagal ją ekspertai šiaip nevažiuoja į atskiras šalis, bet pagal tą nominacinę bylą, pagal kitų ekspertų atsiliepimus vertina ir nusprendžia įtraukti ar neįtraukti į UNESCO paveldo ženklą tam tikrus paveldo objektus aplink pasaulį. Tai va, tai aš jau pradėjau pasakoti apie UNESCO, Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūrinę organizaciją. Joje yra 194 šalis ir UNESCO paveldo ženklo nominacinė byla apie Kauno modernizmo architektūrą buvo rengiama nuo 2017 metų. Labai atsiprašau. 2022 metais jau buvo ji užbaigta, tačiau dėl Rusijoje, Kazanėje numatyto UNESCO paveldo ženklo organizacinio suvažiavimo, jis neįvyko Rusijoje ir teko palaukti dar metus, kol 2023 metų rugsėjo 18 dieną UNESCO visuotinis suvažiavimas vyko Rijade, Saudo Arabijoje. Ir rugsėjo 18, tai šitą dieną jau švęsime šiais metais 1 metų sukakti, išgirdome, kad Kaunas tapo UNESCO paveldo ženklų įvertinta vietovė. Kokios yra kitos UNESCO paveldo ženklų įvertintos vietovės Lietuvoje? Iš viso jas turėjome 4. Tai yra Vilniaus senamiestis, čia labai atsiprašau, šviesio šriftų užrašyta yra ir metai, kada įtraukta į UNESCO paveldo ženklo vietovės. Vilniaus senamiestis 94 metais, toliau Struvės geodezinis lankas 2005 metais,
Kernavės archeologinė vietovė 2004 metais ir Kuršių nerija 2000 metais. Tai šalia šitų vienintelis Vilniaus senamiestis yra labiau architektūrinis forma pagrįstas, tas UNESCO paveldo ženklo apdovanojimas ir šalia jo atsiranda Kauno modernizmo architektūra. Čia gal truputį toks teorinis nukrypimas, bet irgi svarbu pastebėti, kodėl Kauno modernizmo architektūra nebuvo įvertinta anksčiau. Iš tikrųjų, nacionaliniu lygmeniu Lietuvoje Kauno modernizmo architektūra buvo vertinama, saugoma dar sovietmečio laikotarpiu buvo Kauno modernizmo architektūrai suteikta tokia tam tikra apsauga, išskirti tie pastatai buvo, taip pat sovietmečiu Lietuvos architektai labai stengiasi nesugadinti, rekonstruojant, apsaugoti Kauno modernizmo architektūrą, bet tarptautiniu lygmeniu ilgą laiką Kauno modernizmo architektūra buvo laikoma tokia negryna. Ir va čia kairėje pusėje aš dabar sudėjau pavyzdžius, tai yra Vokietijoje esanti Bauhauso mokykla, 20 amžiaus pradžios, buvusi Vaimare, vėliau Dessau, jos mokiniai, architektai kūrė tą tokią grynąją modernizmo architektūrą, kuri yra pasižymi labai gana griežtais kanonais. Ir Kauno modernizmo architektūra buvo nepakankamai tyra. Kaune yra nemažai dekoro elementų gatvėse. Tie pastatai ne visi iš tikrųjų yra tokie modernus. Ir jau sakyčiau 21 amžiui atsiranda, keičiasi truputį supratimas, kad tas modernizmas nebūtina lygiuotis visiems į tą vieną grynąjį modernizmą, kad visam pasaulyje yra skirtingos tarsi tokios kišenės, kur tas tarptautinis modernizmas įgavo savitas formas. Tai sakykime, kaip dešinėje pusėje dabar galite matyti Indijoje, Mumbajuje į UNESCO paveldo ženklą įtrauktas 2018 metais, Asmaros modernizmas Eritrėjoje 2017 metais, kur pastatai turi tam tikras savitas nacionalinės formas. Nors jie turėtų būti visiškai tokie beveidžiai modernus, plokščiais stogais, lygiais fasadais, bet jie įgauna, kaip minėjau, kažkokias tokias ikoninės formas, kad mes atpažįstame, aha, čia Indija, čia Afrikos kontinentas, čia Brazilija, lygiai taip pat ir Kaunas. Tai kas buvo anksčiau Kauno modernizmo architektūros silpnybė, dabar buvo paraiškoje, nominacinėje byloje paversta į stiprybę. Tai nors aš dabar įlindau jau gana į tokį teorinį aiškinimą, neišsigąskite, čia tikrai labiau toks gal teorinis pasiruošimas, jį nebūtina naudoti paskui pamokose, čia labiau taikau jums mokytojams, bendram išsilavinimui, o paskui apie šito panaudojimą papasakosiu dar daugiau paskaitos pabaigoje. Dar būna toksai klausimas apie UNESCO paveldo ženklą, ar galima netekti ženklą. Taip, tai UNESCO paveldo ženklas yra grynai reprezentacinis, daug garbės ir dėmesio iš užsienio turistų keliautojų suteikiantis ženklas, bet jis nesuteikia fizinės apsaugos kiekvienoje šalyje. Pati šalis turi saugoti ir prižiūrėti savo kultūros paveldo objektus ir jeigu jį neprižiūri, tai, sakykime, tas UNESCO paveldo ženklas gali būti tiesiog ir atimtas. Jeigu mes pradedam griauti pastatus Kaune, tai UNESCO paveldo komisija jį tikrai mums neprieštaraus, nesiųs ženklų, tiesiog nenori tvarkytis, tai ir išbrauks mus iš sąrašo. Tai, sakykime, panašiai nutiko dviem atvejais. Vienas atvejis buvo Vokietijoje, kai dėl naujai statomo tilto, kuris labai netiko šitai gamtiniai vietoviai, Elbės slėniui, kuris buvo įrašytas į UNESCO paveldo ženklą,
Ir Dresdeno valdžia, Vokietijos valdžia nesutiko pakeisti projekto ir jiems buvo vertingesnis tiltas negu UNESCO paveldo ženklas. Taip jie buvo išbraukti iš šito sąrašo. Kitas atvejis yra Liverpulio modernioji architektūra, kur irgi dėl įvairaus užstatymo uosto krantinėje miestas neteko UNESCO paveldo ženklo 2021 metais. Taigi, kodėl jau šiek tiek užsiminiau apie tai, kodėl tas Kauno modernizmas yra unikalus. Čia dabar galite matyti apačioje dešinėje nuotrauką iš visuotinio suvažiavimo Rijade, Saudo Arabijoje. Pirmame plane yra Kauno savivaldybės kultūros paveldo skyriaus vadovas Saulius Rimas. Toliau Sigita Podžiūnienė, Marija Dremaitė, einant į dešinę, ir kiti delegacijos dalyviai, kurie pristatė Kauno modernizmo architektūros nominacinę bylą. Ir čia norėjau trumpai pacituoti tuos svarbiausius kriterijus, pagal kuriuos Kauno modernizmo architektūra buvo išskirta ir apdovanota. Tai yra pademonstruoti svarbius žmogiškųjų vertybių mainus, besitęsiančius per tam tikrą laikotarpį ir vykstančius tam tikroje pasaulio kultūros srityje, atsižvelgiant į architektūros, technologijų, monumentaliojo meno, miestų planavimo ir kraštovaizdžio dizaino raidą. Ir kitas kriterijus, pagal kurį įtikinėjo mūsų delegacijos dalyviai, kad Kauno modernizmo architektūra yra verta būti UNESCO paveldo ženklo dalimi, yra būti išskirtiniu pastatų, architektūrinio ar technologinio ansamblio ar kraštovaizdžio tipo pavyzdžių, iliustruojančių reikšmingą žmonijos istorijos etapą. Tai būtent Kauno modernizmo architektūra atstovauja šitą 20-ojo amžiaus pradžios Europoje pasikartojanti naujų valstybių kūrimą. 1918 metais panašių laikotarpių net 9 naujos valstybės buvo sukurtos kartu ir jose buvo bandoma konstruoti naują nacionalinę tapatybę, panaudojant architektūrą. Čia beje viršuje įdėjau nuotrauką iš labai dailaus filmo Klostės, kuris buvo sukurtas Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 metais. Šitas filmas yra viešai prieinamas LRT mediatekoje, apie valandos trukmės filmas, kuris yra kaip nebylusis kinas, juodai baltas, be kalbų, jį gali visi žiūrėti, nepriklausomai kokią kalbą tu kalbi. Ir tai yra nuostabus stop animacijos filmas, pasakojantis fantastinės alegorinės pasakas apie Kauno modernizmo architektūrą. Tai šitą filmą esu panaudojęs ne vieną kartą šviečiant arba jaunimo mainų programoje, norint greitai suteikti koncentruotą įvaizdį apie tai, kas yra Kauno modernizmo architektūra. Galima išrinkti iš filmo, sakykime, 15 minučių epizodą, jį parodyti ir jis yra labai paveikus. Tai irgi kaip priemonę galima tikrai pasižymėti. Filmas Klostės. Toliau modernizmo architektūra Kaune. Sunku suminėti man visus nuveiktus darbus, bet Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 pritraukė labai daug dėmesio ir atsirado įvairių iniciatyvų, kurios didino sklaidą ir žinomumą apie Kauno modernizmo architektūrą, buvo atliekami meniniai tyrimai. Vienas iš tokių įdomių interpretacijų buvo Rokas Mikšiūnas, biologas mokslų daktaras, jeigu neklystu, kuris pradėjo konstruoti Lego modelius, Kauno modernizmo architektūros Lego modelius, ir jis sukonstravo Iljinų namo, Donelaičio gatvės 19, esantį dviaukštį Arno Funko suprojektuotą modernistinį gyvenamąjį namą, kuris dalyvavo oficialiame konkurse patekti tarp oficialiai naujų Lego gaminamų modelių. Tai yra, šitas pastatukas turėjo labai realią galimybę pakliūti į dėžutę kaip Lego detalės, kuris galėtų būti pardavinėjamas aplink visą pasaulį.
Dėja, konkursai jisai nepraėjo antrojo etapo, bet labai plačiai pasklido po visą pasaulį ir dabar daug kas šitą namą tiesiog Kaune vadina nebe apvaliojo lango namu, o tiesiog Lego namu. Taip. Tai toliau dabar apie Art Deco architektūrą. Irgi tikriausiai daug kas girdėjote šitą raktažodį arba šitą pavadinimą. Tuomet jį bandau paaiškinti supaprastintai. Čia vėlgi gal šitie terminai modernizmo architektūra, art deco architektūra irgi galioja labiau vyresnio amžiaus moksleiviams, jaunesniems moksleiviams, vaikams dėrėtų pasakoti labiau bendrais bruožais apie juos kaip aplinkos kūrėjus, kad jie gali įtakoti, keisti ir formuoti aplinką, o jau su vyresniais galima pasikalbėti ir apie stilius. Stiliai, galima paprastai sakyti, yra tarsi mūsų drabužių mados, kaip mes rengiamės. Visi skirtingai rengiamės, vieni rengiasi paprasčiau, kiti mėgsta labiau pasipuošti, kad nežinau, turėtų megztinius burbuliukus arba būti visiškai lygus vienspalvis arba visai margas. Tai panašiai ir su pastatais. Ir jiems įvardinti meno istorikai ir architektūrologai naudoja šitos stilių pavadinimus. Art Deco plačiai labai nuskambėjo Kaune, kai 2016 metais The Guardian laikraštis išspausdino straipsnį Top 10 Europos miestų, Top 10 Art Deco miestų Europoje, kuriuos verta aplankyti. Ir ten buvo Kaunas, tai labai atitraukė daug dėmesio ir visi buvo susidomėję, padidėjo turistų srautas, tačiau iš tikrųjų Art Deco architektūra, va dabar viduryje galite matyti ir teminį Kauno turizmo informacijos centro parengtą žemėlapį Art Deco Kaunas. Ne visi pastatai Kaune gali būti pavadinti Art Deco, tam tikra dalis jų. Dėl to aš tai sakyčiau, Art Deco yra tarsi brandas, jeigu tai būtų galima pavartoti, tai nėra teisingas lietuviškas žodis, bet raktinis žodis, atrakinantis, sudominantis, patraukiantis akį. Art Deco, jeigu kas nežinote, kilo nuo 1925 metais Paryžiuje surengtos parodos Ars Decoratifs, kurioje menininkai ir amatininkai buvo paprašyti pristatyti tik naujus darbus, nieko nekopijuojant, viskas buvo kuriama iš naujo. Tai toje parodoje 25 metais pasirodė įvairios geometrinėmis formomis papuoštos taikomojo dizaino detalės, baldai, servizai, kaip ir galite matyti čia nuotraukose. Taip pat pastatuose paplito orientalistinės mados, iš Egipto atėję 1920 metais buvo atrastas Tutanchamono kapas, tai irgi nuvilnijo per Europą įvairios interjero madose, žurnaluose, tapo populiaru turėti Megamajam pagalvėlę su kažkokiais egiptietiškais motyvais. Ir tai pasiekė ir Kauną, bet ne visuose pastatuose. Kalbant apie tą terminą, galima sakyti Art Deco architektūra Kaune, bet architektūros istorikai Vaidas Petrulis ir Julita Kanšienė, kurie apskritai tyrinėja modernizmo architektūrą nuo sovietmečio, jie abu siūlo tokį labiau bendrinį modernizmo architektūrą pavadinimą, kadangi modernizmo architektūra, sakykime, yra tas didžiulis debesis ir Art Deco yra tik tai mažesnė dalis, ką mes galim pavadinti Art Deco architektūrą Kaune. Na ir be abejo, jeigu kas norite labai išskirtinės patirties, rekomenduoju apsilankyti Art Deco muziejuje, kuris 2021 metais buvo apdovanotas kaip geriausias turizmo projektas Kaune. Galbūt kai kurie iš jūsų jau esate buvę, ten lankėsi su gėrimo taure, su sultimis ar su draugais vaikščioje po svetaines ir dailiai papuoštus, restauruotus tarpukario Art Deco interjerus.
šie muziejaus savininkai, Karolis ir Petras, taip pat turi kitą muziejų, antrąjį muziejų, Amsterdamo mokyklos muziejų, kuriame taip pat galima apsilankyti. Tai galbūt jau šios patirtis orientuotos ne į vaikus ir jaunimą, bet, sakykime, mokytojams, rengiant kokią šventę ar užbaigiant mokslo metus, manau, labai graži dovana, kurią galite savo pasidovanoti. Tik tai rekomenduočiau rezervuoti savo vizitą iš anksto. Taip, tai va, aš jau užsiminiau, čia dar kartelį surašyta yra apibrėžimai, kas yra ta art deko architektūra. Jeigu, sakykime, aš kartais gaunu užklausą, noriu žmonės pamatyti būtent art deko architektūrą Kaune, mes einame ir ieškome tų įmantresnių pastato detalių, papuoštų įvairiomis geometrinėmis formomis, taip pat šitie egiptietiški iš Egipto atėję, tai visuose pastatuose centrinėje dalyje, va dabar ir Žydų banko nuotraukoje galite viršuje matyti tokį 3 pakopų nulaiptavimą, centrinį tą tokią architektūrinę detalę, ji irgi ateina iš Egipto, labai dažnai pasikartojantį daugelį tarpukario modernizmo pastatų, papuošta įvairiomis galima pamatyti ir plunksnų, kaukių, abstrakčių, tokių augalų ir gyvūnų dekoratyvinių skulptūrinių detalių. Kartais net ir Kaune galima surasti, pavyzdžiui, driežų ar liūtų ant pastato fasado pavaizduotų. Taip pat vėlesnės art deko architektūros pavyzdžiai turėjo užapvalintus balkonus, užapvalintus langus, primenančius automobilių ir lėktuvų kūrinius, primenančius greičio, judėjimo estetiką, asocijuojama su technologinė pažanga 20 amžiaus pradžioje. Taip, čia palyginimui truputėlį su art deko architektūra vakarų pasaulyje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Ta art deko architektūra buvo naudojama ir dangoraižiams. O čia turime dabar tokią iliustracijų iš Kauno. Tai yra kino teatras Romuva, taip pat Slesaraičio daugiabutis gyvenamasis namas apačioje, kairėje pusėje, keletas tokių pavyzdžių. Na ir kaip dabar modernizmo architektūra Kaune, kuri turi mažiau dekoro elementų, jie galbūt seka daugiau tą Bauhaus mokyklą, tokių grynųjų modernizmo pavyzdžių nėra tiek daug. Tai centre dabar galite matyti pastatas su apvaliu langu, tai yra Ilginų dviaukštis namas, šalia Kauno savivaldybės esanti žydų šeimos pastatyta gyvenamąjį namą, šitą juodai balta nuotrauka, tai yra 1936 metais apdovanotas kaip geriausias, gražiausias daugiabutis gyvenamasis namas Kaune, ar pačioje tyrimų laboratorija šalia KTU studentų miestelio. Ir toliau turime ir istoristinę architektūrą, kuri yra pagrįsta daugiau klasicistinė architektūra, turi papuošimus su kolonomis, kolonadomis, įvairūs neoklasikinės architektūros dekoratyvūs elementai. Ši architektūra irgi yra Kauno architektūros dalis, bet kad nesusipainiotume, turime dabar prieš jūsų akis visą šitą skalę nuo tokių labai dekoratyvių, mažiau dekoratyvių, į kitą pusę istoristinės architektūros dekoratyvių pastatų. Ir kai reikia visus šitos pastatus pavadinti vienu vardu, bendru vardikliu, na tikrai gaunasi sudėtinga, tai paprasčiausias terminas yra modernizmo architektūra. Na ir dabar pereinam dar truputėlį prie istorijos. Tikiuosi laikotės už savo kėdžių ir mano paskaita sudomina, suintriguoja. Tai čia norėjau parodyti, papasakoti trumpai apie pačią pradžią. Kaunas 1919 metais Lenkams užėmus Vilnių tampa de facto laikinąja sostinė. Čia persikrausto
ministrų kabinetas, prezidentas ir įsikūrė centrinė Lietuvos valdžia. Miestas tuo metu po carinės okupacijos yra šiek tiek apleistas, jame maža infrastruktūros ir Kauno miesto tuometinis burmistras Jonas Vileišis pasikviečia iš Danijos inžinierių Marių Franseną, kuris kartu su vietinio inžinierių lietuvių Antanu Jokimu imasi planuoti Kauno mieste naujus vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, tuo pačiu ir pradėdami projektuoti naujus miesto rajonus. Tai čia yra vienas iš pirmųjų tarpukarių tokių modernių bandymų išplanuoti Kauno miestą. Mes dabar galime matyti žemėlapio viduryje tokį tamsiausią tašką, tamsiai žalią tokį tašką, tai yra Kauno miesto muzikinio teatro sodelis. Tai ties juo buvo istorinė Kauno miesto riba iki XIX amžiaus vidurio. Vėliau caro laikotarpiu buvo nutiestos, suplanuotos didžiulės plačios gatvės Laisvės alėja, Donelaičio gatvė, Kęstučio gatvė, bet užstatymas tų kvartalų vyko jau tik vėliau tarpukario laikotarpiu. Dar svarbu paminėti, čia dabar šio žemėlapio viršutinėje dešinėje pusėje yra, bandau apibrėžti vietą, kuri buvo įgyvendinta, tai yra šalia Dūno alėjos, vienoje pusėje yra ąžuolynas, didžiausias Europoje miesto centre esantis ąžuolų parkas ir šalia jo įgyvendintas koncentrinių spindulių pusapskritimių rajonas, kuriame buvo įgyvendinta 20 amžiaus pradžios utopinė idėja, miesto sodo idėja. Man išsipinti šitą. Tai atsiprašau. Miesto sodo idėja buvo pristatyta 1920 metais Londone, kur dalyvavo Kauno miesto burmistras Jonas Vileišis, ir ten išgirdęs apie tokią inovatyvią idėją, kad miesto centre žmonės gali gyventi patogiam namelyje, šalia savo sodo, kur gali auginti daržoves ir vaisius, bet tuo pačiu pėsčiomis nueiti į teatrą, ar į ligoninę, ar į parduotuvę. Tai yra tokia utopinė idėja, ji buvo pabandyta įgyvendinti ir Kaune. Čia irgi galima taip pat pavedžioti ekskursijos metu vaikus ar jaunuolius ir papasakoti truputėlį, palyginti, kontrastuoti, sakykime, skirtingus miesto gyvenamuosius namus, miesto centre, kur yra daugiabučiai su mažai žalumos, ir čia, kur, sakykime, yra miesto vilos su didesniais sodais ir žaliosiomis vejomis. Tai dabar toliau pasakau apie infrastruktūrą. Ir čia rodau keletą nuotraukų. Vienas iš didžiųjų projektų, besitęsęs tarp 1923-24 iki 26-27 metų, buvo Kauno miesto vandentiekio ir kanalizacijos infrastruktūros tiekimas visiems Kauno naujamiesčio pastatams. Jeigu 1919 metais, kai atsikraustė iš Vilniaus visa valdžia, Kaune buvo vos keletas pastatų, kurie turėjo veikiantį tualetą, tai yra tualetą prijungtą prie miesto kanalizacijos, tai jau 1926-1927 metais visi naujai statomi pastatai Kaune, daugiabučiai namai jau turėjo galimybę prisijungti prie miesto vandentiekio ar kanalizacijos. Tai čia nuotraukose daugiau galite matyti Kauko laiptų statybą, planą, kaip vyko darbai, daug buvo labai rankų darbo ir irgi galima pasivaikščioti šiais laiptais, aptarti. Po šiais laiptais buvo nutiesta pagrindinė vandentiekio linija į Kauno naujamiestį.
po laiptais esančiais vamzdžiais atiteka geriamas vanduo į Kauno miesto centrą. Taip, dabar šitą niekur apsiskaičiau. Bet jeigu kentėsite truputėlį, atsiprašau už pripaišymą, bet norėjau parodyti pagrindinį planą, tai yra dabartinis Kauno miesto planas, rodantis centrinės Kauno miesto dalis. Galime matyti senamiestį ir senamiestis nepakliūna į UNESCO paveldo ženklo teritoriją. O raudona linija yra pažymėtas Kauno naujamiestis, Žolynas ir Žaliakalnis. Tai tokie svarbiausi kraštiniai objektai, kurie patempė į savo pusę. Tai buvo vienoje pusėje buvęs Kauno centrinis paštas, kurį dar papasakosiu. Kitoje pusėje buvo tyrimų laboratorija esanti prie pat Kauno technologijos universiteto studentų miestelio prie zoologijos sodo. Toliau sporto pastatų kompleksas, Dariaus ir Girėno stadionas, Kauno sporto halė ir Kauno Stoties rajonas arba Karmelitų rajonas su tais daugiabučiais namais ir pramoniniais pastatais. Taip šita teritorija atrodo iš oro ir galite jau pastebėti, kad Kaunas yra labai žalias miestas, taip pat tai buvo irgi, dar nepamiršau paminėti, raudona linija yra pažymėta saugoma teritorija, kurioje yra apie 2000 tamsesnė spalva pažymėtų tarpukario laikotarpiu, tarp 1919–1939 metų pastatytų pastatų. O mėlyna linija yra pažymėta buferinė zona, kurioje irgi yra, turėtume patys prižiūrėti, kad neatsirastų didžiulių daugiabučių ar pastatų, kurie galėtų pakenkti, pakeisti vaizdą, kitaip sumažinti Kauno modernizmo architektūros vertę iš tolimesnių perspektyvų. Vienas dar svarbus dalykas yra toks, kad suteikus praeitais metais rugsėjo 18 dieną gavome UNESCO paveldo ženklo apdovanojimą su keliomis sąlygomis. Tai viena sąlyga buvo tokia, kad dar buvo prašoma pakoreguoti šitą buferinę zoną. Čia labai toks praktinis dalykas. Bet kitas svarbus dalykas, kad šiuo metu Kauno miesto savivaldybė nėra parengusi detalaus Kauno naujamiesčio plano, arba jis yra parengtas, bet jis yra pasenęs ir mes turime iš naujo iki 2025 metų gruodžio mėnesio iš naujo parengti Kauno miesto naujamiesčio detalųjį planą. Tai reiškia aprašyti ir apibrėžti, kaip čia bus tvarkomasi su, pavyzdžiui, antstatais ant stogo arba kaip bus griaunami pastatai, galbūt ne šitie saugomi pastatai, bet šalia esantis pastatai, kaip vyks tvarkybos darbai. Tai čia irgi dar tokia labiau jums mokytojams galbūt taikoma informacija. Taip, tai toliau dar vienas svarbus dalykas, kurį norėjau pabrėžti, tai kad nominacinėje byloje Kauno modernizmo architektūra išsiskyrė iš kitų tuo, kad ir čia kaip komplimentas jai buvo taikoma tai, kad Kauno modernizmo architektūra atėjo į Kauną ne kaip numesta bomba, kuri išsprogdina viską, kas buvo mieste ir atsiranda nauji, balti, spindintys pastatai. O Kaune modernizmo architektūra atsirado pamažėlę, ją statė daug skirtingų architektų turinčių skirtingus skonius, klientai, užsakovai taip pat turėjo savo skirtingą supratimą ir ji labiau pildė tuščius tarpus tarp esamų XIX amžiaus pastatų. Dėl to rodo čia kairėje pusėje Kauno tvirtovės palikimas, planas XIX amžiuje Kauną apjuosė 9 fortų žiedas, o miesto
centrinės teritorijos buvo pažymėtos įvairių fortifikacinių statinių, nutiestų kelių, kurie buvo saugomi iš esmės. Ir tarpukariu 20-ojo amžiaus nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu tie keliai, tos fortifikacinės tvirtovės buvo išsaugotos ir modernizmas statėsi aplink. Taip pat Kauno želdynai, Neries ir Nemuno šlaitų medžiai apžėlę gana tankus ir ilgą laiką čia augantys želdynai taip pat buvo saugomi, miesto centre esantis parkai, tai nebuvo tokių didelių pokyčių asocijuojamų su modernistinė architektūra. Pavyzdžiui, žymusis Le Corbusier siūlęs įgyvendinti ambicingą Plan Voisin Paryžiuje, kai reikia išgriauti dalį miesto ir užstatyti visiškai naujais pastatais. Tai Kaune buvo daroma retai, kad toks didelis, sakykime, taip, jeigu būdavo tai senas medinis pastatukas, pašiūrė kažkokia, tai jį pakeisdavo mūrinis pastatas, bet tai nebuvo daroma, kad tai ištisais kvartalais labai gausiai būtų griaunamas miestas, o jisai taip pildėsi pamažu. Tai irgi tokia kaip Kauno vertybė. Taip, dabar prabėgsime keletą pavyzdžių, keletą tokių išskirtinių Kauno miesto architektūros pavyzdžių. Vienas iš jų yra Kauno miesto muzikinis teatras. Tai čia turime kairėje pusėje yra Kęstučio gatvės vaizdas, sunku patikėti, čia būtų muzikinio, dabar kur esu pripaišęs šitoje vietoje, būtų muzikinio teatro stotelė. Sunkiai tikriausiai pažintumėte, kas esate iš Kauno, kaip tai atrodė XIX amžiaus pabaigoje. Tai buvo teatras pastatytas keliaujančiams teatro trupėms, vėliau šiame pastate kūrėsi Lietuvos dramos, baleto ir operos teatro trupės, įsteigti valstybiniai teatrai. Ir 1921 metais šį pastatą rekonstravo pagal Vladimiro Dubeneskio projektą kartu su Mykolu Songaila ir inžinieriumi Pranu Morkūnu. Bet norėjau čia papasakoti apie ankstyvąjį Lietuvos nepriklausomos valstybės periodą, kai statant naujus pastatus buvo ieškoma ir bandoma suteikti jiems tam tikrą tapatybę. Tai čia išrinkau tokią citatą. Vienas iš įkvėpimų buvo baroko architektūra. Ir pats Vladimiras Dubeneckis sakydavo, kad visa Lietuva yra tokia banguojanti kalvelių kraštas, kur nėra aštrių skardžių, akmenuotų aštrių kalnų, kurie būtų asocijuojami su gotikos architektūra, o lietuvio charakteriui žymiai artimesnis būtų barokas. Tai yra užapvalintos formos, kurie pritinka prie mūsų kraštovaizdžio, dėl to mes tiek daug ir turime tų barokinių bažnytėlių. Ir va čia apačioje, kairėje pusėje, galite matyti Vladimiro Dubeneckio eskizą, kuriame jis bandė atrasti muzikinio teatro naująjį veidą. Fone ten yra lietuviškos sodybos, bažnytėlės, kryžiai, iš kurių ateina tas įkvėpimas į tokias užapvalintas barokinės formas, užlenkiamos muzikinio teatro laiptinės, išplečiama įėjimo zona, sudaromas tas būdingas ir ikoninių, galima sakyti, takas toks iš 3 dalių susidedantis pagrindinis fasadas. Šitas pastatas taip pat yra mums svarbus Lietuvos istorijai, nes čia 1920 metais pirmą kartą susibūrė steigiamasis Seimas ir po 20 metų 1940 metais dėja, lygiai toj pačioj vietoj vėl susirinkus sovietų verčiamiems politikams buvo priimta įkurti Tarybų Lietuvos Respubliką. Įvyko faktinė okupacija. Šitam pastate jis matė ir pradžią, ir pabaigą. Dėl to yra mums svarbus statinys. Na, čia daugiau tokių keletas istorinių nuotraukų. Aš atsiprašau, gal labai tiesiog gadinu visą prezentaciją su tuo
pripaišymus savo, tai aš trumpai galbūt sustabdysiu ir iš naujo pasidalinsiu prezentaciją. Taip, tai dabar nebetrukdys. Tikiuosi visi gerai matote. Dar kartą įdėjau muzikinio teatro pagrindinį fasadą. Jame galite matyti užkoduotas lietuviškas nacionalinės vertybės, taip kaip suprato architektas Vladimiras Dubeneckis, Mykolas Songaila. Galima atsivesti čia vaikus ir jaunimą į šį parkelį, praleisti laiko vaikštant aplink pastatą, arba galima patyrinėti šios pastatus nuotoliniu būdu. Šios paskaitos metu aš gal nespėsiu suminėti visų įrankių, bet iš tikrųjų yra labai daug įvairių internetinių duomenų bazių, yra įvairių įrankių, galite vaikščioti ekskursijose patys ir klausyti asmeninių gidų apie tarpukario modernizmo architektūrą. Galite žiūrėti, pavyzdžiui, va čia pavyzdys yra projektas toksai Teatras irgi yra pastatas. Nuėjus į tokią svetainę arba įvedus į internetinę paiešką Teatras irgi yra pastatas, jūs atsidursite svetainėje, kur video, audio pagalba, šiomis nuotraukomis ir tekstais yra aprašomi 9 pagrindiniai teatrai Lietuvoje. Tai jeigu jūs esate iš kito miesto, iš Klaipėdos ar Panevėžio, galite atrasti ten Panevėžio, Klaipėdos teatrus ir paskaityti, supažindinti mokinius su ir kita architektūra, nebūtinai modernizmo architektūra. Tai įrankių yra tikrai labai daug. Nežinau, tikiuosi, viliuosi, kad naujai kuriamas Nacionalinis architektūros institutas, jis turėtų būti Kaune, buvusiame centrinėme pašte, imsis šitos sklaidos arba galėtų būti ta viena vieta, kur, sakykime, galite kreiptis ir gauti supakuotą tokį paketą. Va, čia galite rasti tą, čia galite rasti tą ir, sakykime, kaip mokymo priemonės naudotis esamais tais plačiais įrankiais. Tai čia dar daugiau nuotraukų iš vidaus. Čia irgi būtų galima atskirai pasakoti apie muzikinį teatrą. Dabar aš daugiau gal parodysiu nuotraukas, paintriguosiu, pakviesiu į ekskursijas Kaune. Tai va, dabar čia yra buvęs Kauno centrinis paštas, nuo 2019 metų jau šis pastatas yra uždarytas. Čia laikinai įsikurdavo Kauno bienalė, kiti meno renginiai ir praeitais metais čia vyko Kauno vaikų architektūros festivalis Kaune. Priekyje galite matyti Kauno miesto burmistro skulptūrą Jono Vileišio ir dabar jau nebelikė šitų raidžių paštas, jos yra įneštas į vidų ir čia kuriasi Nacionalinis architektūros institutas, kitais metais pastatą planuojama renovuoti, o kol tai dar neįvyko, mes galime surengti vaikų architektūros festivalį. Tai vaikai, jaunimas, paaugliai galės apsilankyti ir pačiupinėti šitą pastatą patys. Dar keletas nuotraukų. Tai yra šitas pastatas, jeigu prieš tai aš kalbėjau apie muzikinį teatrą ir Dubeneckio bandymą susijęti modernę architektūrą su baroku, tai šito pastato buvusio Kauno centrinio pašto architektas Feliksas Vizbaras tikėjo, kad modernę architektūrą, modernius pastatus galima statyti įkvėpus Lietuvos kraštovaizdžio, Lietuvos kaimo architektūros, kur buvo ta tradicinė lietuvybė saugoma. Dėl to šitam pastate yra užkoduota labai daug tokių simbolių, kaip sakykime, iš pastato išorės žiūrint į langus, langų apvadus, jie yra papuošti tokiais tarsi medžio drožinėjimo motyvais, rombais, tarsi iš kryždirbystės, iš medinės amatininkystės atėjusiomis formomis. Architektas nusprendė papuošti pastatą, nors jis dėl to buvo kritikuojamas to meto architektų. O viduje pastato grindis papuošė juodai baltų plytelių margas tekstilės raštas, nuklojęs grindis. Pasakojama, kad tai moteriškės iš Skapiškio nuaustas audeklas, kuris vienas prie vieno buvo perkeltas į šias juodai baltas plyteles.
Taip pat centrinėje operacijų salėje galime matyti pašto ženklų kolekciją, įvairius kitus paveikslus. Na, bet daugiau intriguoju ir kviečiu pamatyti patiems, atvykti į Vaikų architektūros festivalį, į Centrinį paštą. Bus galima pasivaikščioti ir patiems ar sudalyvauti ekskursijoje. Iš šitą pastatą galima ir daug ilgai pasakoti. Taip pat, na, man atrodo, daugelio mokyklų ekskursijos atveda į šiuos du pastatus, tai yra Vytauto didžiojo karo muziejus ir Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio galerija, Nacionalinis dailės muziejus, kurie šie du pastatai yra tarsi dviveidžio dievo Janus du veidai. Iš abiejų pusių, iš vienos pusės yra Vytauto didžiojo karo muziejus. Šį pastatą suprojektavo Vladimiras Dubeneckis ir čia jau mes matome tikrai Kauno modernizmą. Pastate komponuojama žemiau esančių atvirų langų ir aklinų sienų dermė, taip suteikiama solidumo šitam pastatui. Pastate esančios ekspozicijos yra apšviečiamas iš viršaus, dėl to ir nėra sienose didelių langų, visa šviesa srūva per stoglangius. O čia yra iš kitos pusės Čiurlionio Nacionalinis dailės muziejus, kur irgi tikiuosi keliaujate su vaikais, galima ateinant į ekskursiją pasižiūrėti ne tik Čiurlionį, bet ir patirti tą pačią architektūrą, atkreipti dėmesį, kad pavyzdžiui centrinėje dalyje esanti lenkta auditorija, šitas pusapskritimis yra įkvėptas, siejamas su Čiurlionio darbuose dažnai pasirodančiu karūnos motyvu. Dar vienas svarbus ir reikšmingas pastatas yra Teisingumo ministerijos rūmai, taip pat laikinai tarnavę ir kaip Seimo rūmai, steigiamojo Seimo rūmai. Čia yra nuotrauka iš tarpukario ir iš tų laikų, kai ant pagrindinio pastato fasado dar buvo auksinėmis raidėmis užrašyti lotyniški žodžiai Justitia est fundamentum regnorum. Tai reiškia, teisingumas yra visų valstybių pagrindas. Šios raidės dėja neišliko iki šių dienų, bet jos turėjo labai puošti ir padidinti šio pastato reikšmę, garbę. Viduje buvo pagrindiniai teismo rūmai. Šio pastato architektas Edmundas Alfonsas Frykas yra pasakęs, kad neįsivaizduoja lietuviško valstybės statinio be kolonados. Kolonos su papuošimais, su kapiteliais. Ir čia šitam pastate jis išties įgyvendino didžiulę gausią kolonadą, lenkiantis Donelaičio Žižkienės gatvėms, eksponuojama didžiulė tokia įspūdinga aukšta kolonų kompozicija, įėjimas į pagrindinį holą ir jau tik pagrindinėme hole atsiskleidžia daugiau lietuviškos architektūros motyvų. Išorėje vyrauja daugiau neoklasicistinė, tokia istoristinė architektūra. Čia jau matote, kairėje nuotrauka dar su užrašu, o dešinėje jau nuotrauka sovietmečio. Šitam pastate beje yra pasakojama ir šitą man yra patvirtinęs vėliau čia įsikūrusios filharmonijos sovietmečių. Čia taip pat buvo Kauno miesto valstybinė filharmonija. Filharmonijos direktorius yra man patvirtinęs, kad kairėje pusėje galite matyti nuotrauką, laiptus vedančius į pagrindinę salę ir virš jos yra portalas, baltas portalas, ant kolonų paremtas trikampis frontonas ir jo vidury, nors čia balta nuotrauka, bet jo vidury yra Gedimino stulpai. Pasakojama, kad tai yra Gedimino stulpai, kurių ar niekas nepamatė, ar sugebėjo nukreipti dėmesį sovietmečiu, sovietų valdžia, KGB nepastebėjo ir jie tiesiog visą laiką čia prabuvo. Jie nebuvo nei nudaužyti, nei nuimti. Tai irgi toks įdomus lietuviškumo aspektas. Čia pagrindinė, kai dešinėje pusėje galite matyti tą patį vaizdą iš, sakykime, to stovinčio vyro akių, labai puošni erdvė. Na ir jau einant
link pabaigos labai norėčiau pabrėžti pastangą pažinti miestą ne tik iš nuotraukų ar knygų, bet ir vaikštant jame, tyrinėjant. Yra įvairių kitų architektų projektų, pavyzdžiui, ekskurso kolegės Rasos Kmieliauskaitės prieš kelis metus inicijuotas projektas skirtas neregiams, bet tinkantis ir daugeliui arba tiesiog vaikams, jaunimui patirti architektūrą, liečiant, čiupinėjant, patiriant medžiagas, šiltą, šaltą. Tai tiesiog kasdienybėje jūs galite įgyvendinti vesdami vaikus ar jaunimą į ekskursijas. Galite tai daryti ir patys, pasiremiant vedliais arba suorganizuojant ekskursijai, sakykime, atskirus pastatus, vaikų literatūros muziejų, pavyzdžiui, kuris yra įsikūręs autentiškam pastate, arba Kauno apskrities viešosios bibliotekos senųjų retųjų leidinių skyrius, buvę prekybos pramonės amatų rūmai. Tai labai nesunku, sakykime, net ir neturint biudžeto, galima lengvai pasikreipus surasti įvairių tokių galimybių lankyti tokius pastatus, pamatyti juos iš vidaus, pamatyti tas laiptines, pačiupinėti turėklus, pasižiūrėti, kaip atrodo tikras autentiškas parketas. Ir tose pasakojimuose ir vedant, aš išskirčiau tokį svarbų dalyką, bandymą pažinti, galbūt kas yra tikra sena, kas buvo prieš 100 metų pastatyta, o kas yra nauja. Kur, jeigu yra įmanoma atpažinti, kur yra nauji, sakykime, turėklai laiptiniai, kur yra senieji, pabandyti palyginti. Na, tiesiog pristatyti tą, pakalbėti daugiau apie laiką, tai kaip sensta pastatai. Na, čia atskira būtų tema, bet nenoriu labai giliai lysti. Tai čia dar keletas ekskursijų kadrų, momentų. Ekskursijose kyla įvairių klausimų. Ypač jeigu vedi ekskursijas vaikams ar jaunimui, aš kaip minėjau, esu išbandęs praeitų metų vaikų architektūros festivalyje, specialiai kėliau savo tokį iššūkį, bandžiau vesti ekskursijas visai darželio amžiaus vaikams, tai yra nuo 3 iki 6 metų, kur reikėjo galbūt kalbėti visiškai tokiom paprastom frazėm, kalbėti daugiau apie pastatą, kaip turinti duris ir langus, ugdyti pastabumą, ar pastatas turi plokščią ar daugiašlaitį stogą. Ir kalbant apie tai, kas tam pastate yra, ar tam pastate žmonės gyvena, ar tam pastate žmonės dirba, o gal tam pastate yra vaikų darželis, ar gal yra mokykla. Vaikai ar jaunimas, manau, visada gali, lankydamėsi naujam pastate, sugeba palyginti, kas yra skirtinga nuo jų namų arba nuo jų mokyklos, pavyzdžiui. Tai sugeba įvardinti, kad mūsų ten mokykla yra, sakykime, mokykloje ten koridoriai yra tamsu, arba kaip tik ten foje yra išklotas ten parketų ar panašiai. Tai jie geba patys daryti tokius palyginimus, tai reikia juos paskatinti, atskirti, rasti skirtumus. Su vyresniais moksleiviais, jau sakyčiau, nuo 5 iki 8 klasių galima jau kalbėtis daugiau apie dekoro elementus, pabandyti atpažinti įvairias pastato dalis, kam jos reikalingos, žinau, pamatai, sienos, dar nelendant į ten kolonas, kapitelius, įvairius pavadinimus, bet tiesiog tokius, dėl ko pastatas stovi, laikosi, nenugriūna, kad pastatas yra skirtas tam, kad apsaugotų žmogų nuo lietaus ir blogo oro. Ir jau su vyresniais moksleiviais, sakykime, aš manyčiau, nuo 8 klasės ir vyresniais jau galima pradėti po truputėlį gal ir įvardinti Kauno modernizmo architektūrą, ar deko architektūrą, bandyti pristatyti galbūt
laikotarpį, kada tie pastatai yra pastatyti. Nors esu architektas ir vedu 60-mečio ekskursijas, bet visą laiką stengiuosi savo priminti ir kartoju, kad aš nenoriu siekti nustebinti kažką savo vardų, pavardžių žinojimu ar datų gausa. Iš tikrųjų, pasakojimuose, yra man tekę, sakykime, vesti ekskursijas kurčiųjų bendruomeniai, mes kartu esame parengę ir Kaune yra gidas, kuris dabar gali kurčiųjų gestų kalbą vesti, pasakoti apie Kauno modernizmo architektūrą. Tai kurtiesiems skaičiai ir pavardės nedaro jokio įspūdžio, arba tai yra tokie beprasmiai dalykai, nes gestų kalba tiesiog labai sunku šitos dalykus perteikti. Tai panašiai, aš manau, ir su vaikais galbūt galima išsirinkti vieną ar dvi asmenybės, jau su jaunesnio amžiaus vaikais ir pasakoti apie architekto profesiją, kad jis kuria pastatą, jis architektė braižo pastatą ir pagal jį statybininkai įgyvendina. Na ir nepaminėjau dar gyvenamųjų pastatų. Tai irgi labai įdomi tema. Čia labai tinkama medžiaga grupiniam darbui, jeigu, sakykime, reikia kažką ištirti, padaryti tyrimą, arba, sakykime, tam pačiam rengiantis piešinių konkursui, išsirinkti savo patinkantį namą ir pabandyti jį nupiešti, pavaizduoti ar sukonstruoti jo maketą. Tai yra daugybė pavyzdžių. Tiesiog apibendrinant, tą Kauno modernizmo architektūros įvertinimą UNESCO paveldo ženklų, galbūt pasakysiu tokius skaičius, kad Kaune per tuos 20 metų buvo išduota apie 12 000 naujų pastatų statybos leidimų. Iš jų apie 7 000 yra gyvenamieji pastatai, dauguma jų yra mūriniai. Taip pat gyventojų skaičius išaugo kone dvigubai. Ir Kaune yra išties labai daug gyvenamųjų pastatų ir ilgą laiką mus kankino ir į ekskursijas atėję žmonės klausdavo, iš kur ir už kokius pinigus statydavo šitos pastatus. Tai čia galbūt bus jums įdomu, šitą dalyką nesenai apibendrino architektūros istorikė Marija Drėmaitė, kuri pristatė irgi savo tyrinėjimus, kuriuos aš čia pacituosiu, tai kad buvo tokios 4 pagrindinės grupės žmonių, kurios skyrė savo pinigus. Tai pirma, Amerikos lietuviai, emigravę didelė dalis dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą, ten prakutę, prasigyvenę, siuntė pinigus atgal arba grįžta atgal į tarpukario jau nepriklausomą Lietuvą ir stato daugiabučius namus. Toliau vietiniai kauniečiai žydai, verslininkai, jie investuoja į namų statybą. Toliau yra atskira grupė laisvųjų profesijų atstovai, tai yra advokatai, odontologai, inžinieriai. Tie patys architektai statydavosi savo namus, kurie taip pat neblogai uždirba ir statosi gyvenamosius namus. Ir 4. grupė, tai yra vadinamieji naujieji lietuviai, tai yra iš provincijos, iš regiono kilusios šeimos palikuonis, kurie galbūt parduoda dvarą ar dvarelį, turi pinigų ir atvykę į Kauną perka sklypą. Sklypai buvo beje irgi labai brangus ir statosi daugiabutį namą. Kam visiems statytis tą daugiabutį namą? Tai tiesiog buvo pats pelningiausias būdas, kaip padidinti savo turimų pinigų kiekį. Jeigu per mėnesį išgyventi Kaune 2 asmenų šeimai kainuodavo apie 100 litų, tai toks ir būdavo vidutinis fabriko tarnautojo atlyginimas, 100–110 litų, tai mėnesinė tokio solidaus buto nuoma, kuris būtų, sakykime, 120 kvadratinių metrų, 4–5 kambarių butas su tarnaitės kambarėliu, atskira virtuvė, 1–2 sanitariniais mazgais. Tokio buto mėnesio nuomos kaina galėjo siekti 500–700 litų. Tai išties didelė suma ir tai ta grąža tokia skatino visus statyti ir nuomoti
butus. Tai buvo labai, labai pelninga. Dėl to ir turime tokį didelį kiekį įvairios architektūros. Reikia tik pasivaikščioti po Kauną, panagrinėti tą architektūrą ir tikrai galite atrasti įvairiausių, tiesiog atrodytų, kas čia tokio įėjimo namo duris, o kiekvienas architektas jautė tarsi pareigą savo kuriamam pastatui sukurti individualų durų dizainą, galbūt įdomesnę rankeną parinkti. Nenuostabu, pavyzdžiui, kad Kaune mes netgi turime gidų, kurie veda 2 valandų ekskursiją po Vlado Putvinskio gatvę ir pasakoja vien tik tai apie duris. Tai čia aišku, jau reikia būti visiškai panirusiam į didžiulių mėgėjų. Šito gal nerekomenduoju dar taip greit pradėti jums, bet tiesiog noriu atkreipti dėmesį, kiek daug galima skirtingų tokių atrasti detalių apie Kauno modernizmo architektūrą ir jas panaudoti kūrybinėje veikloje. Dabar tik gaila neturiu atskiros skaidrės, bet modernizmo architektūra buvo interpretuota nemažai per Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 metus. Jų metu ne tik buvo sukurtas filmas Klostės, kurį minėjau paskaitos pradžioje, bet ir buvo parengtas subjektyvus Kauno atlasas. Jį sukūrė neprofesionalūs, nebūtinai profesionalūs menininkai, tiesiog kauniečiai, kurie piešė, fotografavo ir labai didelė dalis kūrėjų būtent tą Kauno tapatybę užfiksavo per Kauno modernizmo architektūrą. Apskritai, galbūt kaip turizmo srities toks profesionalas, norėčiau pasakyti tokią įžvalgą, kad ilgą laiką Kaunas buvo pristatomas per 3 pagrindinius objektus. Dar nuo sovietmečio laikų galima rasti sovietinių knygelių, kur yra rekomendacijos turistams atvykus į Kauną pamatyti Kauno senamiestį. Antras yra nuvykti į Kauno Pažaislio vienuolyną. Ir trečias nuvykti į 9 forto muziejų arba jau veždavau sovietmečio autobusais po naujuosius mikrorajonus Šilainius, Dainavą, Kalniečius. Na, tai vykdavo tokia propaganda, sakykime. Bet kas yra įdomu, kad iki pat 2010-2015 metų Kauno modernizmo architektūra nefiguravo kaip turistinis traukos objektas. Tai dėka visų šitų įvykių, dėka sėkmingai susikloščiusių aplinkybių, manau, Kaunas pamažu persveria ir tampa ne tik žinomas kaip Pažaislio ar Kauno senamiesčio įžymus miestas, bet modernizmo architektūra tampa tikrai ryškia jo dalimi. Tai va, tai faktiškai čia ir bus mano pabaiga, 1:15 minučių, kaip žadėjau. Dabar tada kviečiu, jeigu buvo kas nors neaišku, galbūt norėtumėt paklausti, galim skirti, nežinau, 10-15 minučių užduoti klausimams. Galite taip pat rašyti į... matau, kad jau yra... Noriu pasakyti tik vieną sakinį. Mes su mokiniais darėme projektą Kauno Laisvės alėjos balkonai. Jų raštai fotografavom, piešėm, braižėm. Tokį pasiūlymą tik mokytojams. Ir kaip sekėsi, tuos raštus jūs fiksavot, piešėt ar fotografavot? Fotografavom, suklijavom, šalia piešėm, braižėm. Nu ir taip trumpai tą istoriją Kauno modernizmo. Visas toksai mokinio projektinis darbas. Labai pavyko ir labai patiko visiems. Va, tai labai džiugu girdėti. To potencialo, tam, sakykime, tos medžiagos, nuo ko atsispirti, tikrai yra labai daug. Yra 2022 metais buvo netgi surengta tokia paroda, interpretuojant Kauno modernizmo architektūrą, kur įvairūs menininkai kūrė įkvėpti modernizmo architektūros. Tai ten buvo galima pamatyti ir moterišką rankinę iš veltinio,
muilinę, įvairius grafikos darbus, baldus sukurtus, įkvėptus modernizmo architektūros, tos pačius Lego modelius. Tai galimybės tikrai labai didžiulės ir kas yra įdomu, kad praeitais metais susitikime, diskusijoje su tais mokytojais buvo diskutavome, kad nepriklausomai nuo to, koks yra jūsų mokymo sritis, galima inkorporuoti modernizmo architektūrą, pasinaudoti tais plačiais prieinamais duomenų bazėm, audio įrašais, nežinau, įvairia informacija. Jeigu reikėtų, galima paskui netgi po šitos paskaitos galiu ir aš parengti kažkokias, tai, sakykime, trumpai, bet, sakykime, ten galima rasti tą, ten galima rasti tą. Dar dabar norėčiau, jeigu pagalvokite, kviečiu visus, jeigu kam nors kilo klausimų, aš perskaitysiu, gavau vieną žinutę iš klausytojų. Giedrius klausia, ar Kauno naujamiestis jau įtrauktas į UNESCO saugomą zoną, ar bus įtraukta, jeigu bus išpildyti reikalavimai, detalusis planas ir panašiai. Tai taip, Kauno naujamiestis ir Žaliakalnis, beveik 2000 pastatų yra jau įtraukta į UNESCO paveldo ženklą, kaip čia saugoma teritorija, suteiktas UNESCO paveldo ženklas, bet ta sąlyga yra suteikta iki 2025 metų gruodžio išpildyti tas sąlygas, kurias aš minėjau, ir jeigu jų nebus išpildyta, tai galim ir netekti jo. Tai šitą irgi viešuose pranešimuose kalba ir mini Kauno savivaldybės kultūros paveldo skyriaus vadovas Saulius Rimas. Jisai tai ne kartą irgi yra minėjęs. Tai dabar didžiausias tikslas yra kuo skubiau parengti tą naują detalųjį planą. Bet taip, atsakant, kad Kauno naujamiestis jau, Kauno Žaliakalnis, Kaunas yra UNESCO paveldo ženklo dalis. Tai dar aš galbūt nutrauksiu dalinimąsi. Jeigu kas nors dar turite klausimų, mielai lauksiu. Nežinau, galbūt įdomu, ar taip. Dar vienas klausimas. Aušra klausia, kaip bus remontuojama Kauno Žaliakalnio medinė architektūra. Taip, Žaliakalnio medinė architektūra yra truputėlį tokia pamiršta sesė, kuriai mažokai yra dėmesio. Amžinatilsį architektūros istorikė Nijolė Lukšiūnytė Tolvaišienė ir kiti mokslininkai buvo pradėję tokį projektą archimedė.lt, kuriame buvo dokumentuojamas medinis Žaliakalnio paveldas. Šiuo metu šiandien Kaune veikia toks paveldo institutas, vedamas architekto Povilo Konkulevičiaus, kuris pats gyvena mediniam Žaliakalnio daugiabutyje ir jis kaupia įvairius medinius artefaktus. Tai jisai įgyvendina kelis dabar pilotinius tokius projektus. Vienas iš jų, irgi ekskursijos metu galima suorganizuoti, nuvykti į Kauno Žaliakalnį, kur šiai dienai dabar realiai vyksta vieno Žaliakalnio medinuko atstatymas. Tai turėtų būti toks kaip projektas rodantis, kad jeigu Kauno Žaliakalnyje gyvenantis žmonės nori remontuoti savo medinį namą, tai nereikia jiems skubėti namo nuplėšti medinės dailylentės ir apkalti iš naujo plastikiniam dailylentėm. Tai irgi šitą turėtų darbą padėti atlikti kultūros paveldo departamentas ir kiti architektūrologijos mokslininkai. Užsienyje, pavyzdžiui, Latvijoje ir Estijoje, tai yra išleistos knygelės, labai paprastos tiesmukos knygelės, kaip, sakykime, tuos Žaliakalnio medinius namus reikėtų remontuoti ir prižiūrėti. O šiandien tai aš manau, kad reikia kalbėti apie tai, kad mediniuose namuose apskritai yra sveika labai gyventi, ten yra geras mikroklimatas ir juos reikia tiesiog remontuoti, mokėti
nebijoti pačiam galbūt kažką pasidaryti, perdažyti, bet neskubėti išmesti ir, kaip sakiau, pakeisti dirbtinom medžiagom iš naujo. Beje, Paveldo institutas ir Povilas Konkulevičius, jį bus galima sutikti ir Vaikų architektūros festivalyje. Jis darys edukaciją ir pasakos, taip pat bus galima susitikti ir gyvai pakalbėti apie Žaliakalnio medinę architektūrą. Beje, jeigu neklystų, Kauno miesto savivaldybė dabar kiekvienais metais skelbia paveldotvarkos programą, kur teikia lėšų fasadų remontui, ir jeigu mūriniams pastatams priekiniam fasadui remontuoti yra teikiama iki 50% bendros remonto sumos, tai mediniams pastatams iki 70% netgi. Tai, žodžiu, jeigu yra medinis daugiabutis namas, turintis gyventojus, kurie gali kartu parengti projektą, užsakyti projektą ir tvarkyti medinį namą, tai net iki 70% yra dengiama tos kainos. Taip. Gal dar kažkas turi kokių nors klausimų ar pastebėjimų? Jeigu ne, tai nežinau, tuomet dar skelbiam pertraukėlę, galbūt galime padaryti 10 minučių pertraukėlę dabar. Ar taip sutiktumėt, Ernesta, jeigu dabar 14:25, 14:35, tada vėl galėtume Gerai, pratęsti. žinoma, viskas gerai. Tai pertrauka iki 14:35. Taip. Labai ačiū, jums labai patiko. Bandom grįžti iš pertraukos. Į savo dalyje, gal pirmiausia dar prisistatysiu, dar kartą esu Eglė Januškienė, tai to pirmojo architektūros festivalio vaikams iniciatorė, taip pat esu architektė, studijuoju doktorantūrą ir tyrinėju, kaip vaikai iki 12 metų suvokia kraštovaizdį. Taip pat dirbu KTU universitete architektūros mokyklos koordinatorė ir esu mažojo architekto kūrėja, rengiu vaikams architektūrinės edukacijas. Tai tokia bus šita dalis ne visai teorinė, o papasakosiu apie tą pirmąjį festivalį, apie naują mūsų festivalį. Ir pirmą mintį noriu papasakoti, prisiminti tiesiog, kodėl, kaip viskas prasidėjo, kodėl man tai svarbu. Ir prasidėjo nuo minties, kad apskritai žmogui yra labai svarbu suprasti savo aplinką, ne tik architektūros pastatus, bet visą mūsų supantį kraštovaizdį, jį pažinti, suprasti, pamatyti, kiek mes patys galime prisidėti prie tos aplinkos formavimo, kad ten būtų gera gyventi. Ir matau labai didelę prasmę būtent visą tai pradėti nuo vaikų, kol jie yra imliausi, kad jie nuo mažens žinotų, kad jie turi galimybės keisti ten, tą vietą, kur gyvena. Ir labai, čia turbūt papildant, labai graži mintis iš pernai metų festivalio vieno konkurso darbo, kur rašė pirmoko akimi, buvo klausimas užduotas, kas yra architektūra, tai pirmoko akimis architektūra mūsų supantis pastatai, namai, tiltai ir kiti statiniai. Ir mokiniai dabar puikiai žino, pirmiausia viskas prasideda nuo mūsų idėjų, tai kad pirmiausia viskas prasideda nuo vaikų idėjų. Tai pirmasis bandymas supažindinti vaikus su architektūra buvo 2021 metais, tada sukūriau architektūros parodą vaikams apie Kauno modernizmo architektūrą, kuri vadinasi Modern Kas Kauno modernizmas. Tai iš tikrųjų
tokią galbūt gavau pamoką, kad tas, kaip ir Algimantas minėjo, kad tas žodis modernizmas vaikams nėra labai patrauklus ir nėra labai įdomus ir įtraukiantis. Nepaisant to, kad jau atėję jie į parodą džiaugiasi ir jiem patinka, čia paroda labiausiai yra skirta nuo 3 iki galbūt 10 metų vaikams. Tai jas ten atradę žaidimus, jiems jau smagu, bet kai pradedi kalbėti apie modernizmą, tai jiems tai yra per sudėtinga. Tai galvojau, kaip čia daryti, kaip architektūrą jiems pateikti įdomiau, ir tada kilo mintis suorganizuoti architektūros festivalį vaikams, tai yra sukurti šventę vaikams, nes šventės smagu ir patinka visiems. Tai va, tai tada pernai metais, lapkričio mėnesį, suorganizavome pirmąjį festivalį ir pavadinimu Kur gyvena architektūra. Tai buvo tikslas tiesiog papasakoti vaikams apie architektūros savoką, supažindinti, kur jinai gyvena, kur ją galima sutikti, kad tai nėra architektūra vien tik tais pastatai ar kažkokie objektai, bet tai yra visa mūsų supanti aplinka, ir architektūrą galima ir mieste sutikti, ir knygose, ir muziejuose, ir miškuose, ir bitės statosi tam tikrus pastatus, savo architektūrinius namelius, ir buvo įvairios surengtos iš viso 32 edukacijos, kuriuose edukacijas vedė ir architektai, ir kitų sričių atstovai, tai tautodailininkai, apie sodų rišimus, pavyzdžiui, ir panašiai. Suorganizavom 12 ekskursijų į architektų ofisus. Tai labai buvo smagu, kad visi architektai buvo ne tik pasikvietę pristatyti savo architekto darbą, bet ir paruošė vaikams užduotis. Taip pat buvo atidarymo renginys. Centrinio pašto rūmo kieme buvo išstatyta statybinė technika, kurią galėjo vaikai išbandyti ir pasivažinėti. Buvo pašto rūmuose pačiuose įrengti mažieji architektų kambarėliai, kuriuose jų iš viso buvo 20, ir juose vaikai galėjo ar individualiai, ar kartu su artimaisiais kurti, statyti, ir su architektų pagalba, jeigu norėjo. Tai ir dar man pačiai vienas iš gražiausių architektūros festivalio dalių buvo surengta paroda. Tai buvo vaikų darbų paroda, kurioje buvo mažiausias dalyvis, kuris pateikė savo darbą, buvo 3 metų, o vyriausias jau 12-okai. Tai šitą parodą mes sukūrėme konkurso pagrindu. Buvo paskelbtas piešinių projektų konkursas Architektūra vaikų akimis, kurioje iš pradžių buvo kviesti dalyvauti nuo 6 iki 19 metų amžiaus vaikai, jaunimas, bet po to sutikom, nes labai sulaukėm daug prašymų, tai priėmėm ir tuos pačius mažiausius. Tai konkurso uždaviniai buvo pamatyti, kad vaikai atskleistų, kaip jie supranta architektūrą ir kraštovaizdį, kaip jie mato architektūros objektus, taip pat skatinti vaikų meninę saviraišką, kūrybingumą, skatinti juos domėtis, pamatyti juos supančią aplinką ir vykstančius procesais. Tai iš tikrųjų ir konkursas buvo labai gera pamoka mums ir pamatyti, kaip tą konkursą organizuoti ir planuoti. Nes iš pradžių buvo užduotyje, mes įrašėm, kad pateikti planus, nubraižyti fasadus ir pateikti sklypo planą su trimačiu vaizdu pastato. Tai šiek tiek dalyviai išsigando. Todėl tą užduotį bandėm supaprastinti, nesupaprastinti, bet aiškiau gal pateikti, nes mes architektai kitaip matom galbūt kartais. Tai buvo
užduotis, kad sukurti mano svajonių namą, tiesiog pasirinkti galėjo laisvai, kokią jie nori paskirti sukurti, ar kažkokį svajonių namą, arba vietą kažkokią, tai tiesiog, kur jie gali žaisti ar gyventi, mokytis. Gali būti gyvenamasis namas, mokykla galėjo būti, ar gyvūnų prieglauda, arba buvo sukūrę architektų namus viena mergaitė. Buvo iš tikrųjų dar rekomendacija ir iš tikrųjų norėsim ir čia gal akcentuoti norėčiau, kad kuriant tą pastatą reiktų pasirinkti konkrečią vietą, kurioje tas pastatas galėtų stovėti, arba galbūt jau yra esamas pastatas, kuris jau yra pastatytas ir jį suremontuoti, naujai įrengti, nes tada vaikai labiau galbūt atsižvelgtų į aplinką ir ją sugebėtų, kad analizuoti, galėtų panalizuoti netgi ir tokius dalykus kaip pasaulio šalis, kad šiaurėje visą laiką tamsu ir šešėlis visą laiką krenta pastate, tai, o pietuose labai karšta, bet visą laiką šviesu ir panašiai. Tai va, tai šiek tiek noriu kelis pristatyti darbus, kuriuos ruošia vaikai. Tai pavyzdžiui, buvo kaip užduotyje, kad turi būti ant A3 formato nupieštas trimatis pastato vaizdas, arba kiti pasirinko analizuoti, tai labai įdomu buvo pamatyti, pavyzdžiui, pasirinko konkrečią vietą, analizavo sklypo situaciją, čia yra pradinių klasių mergaitės, o čia yra, man atrodo, buvo priešmokyklinio amžiaus mergaitės irgi ruoštas ir situacijos planas, ir fasadas nubraižytas, ir aukšto planas nupieštas. Tai iš tikrųjų iš pradžių galbūt galvojam, kad sudėtinga gali būti, bet pamatę darbus, tai tikrai pamatėm, kad yra labai daug vertingų darbų ir labai gabių vaikų. Kiti vaikai tiesiog piešia trimačius vaizdus. Mažesnieji kūrė iš paukščio skrydžio, planus piešė, situacijas, kiti čia yra vyresnių 9-12 klasių moksleivių darbai, tai jie jau rimtai ir paruošė ir net ir baldų brėžinius, ir fasadus, sienų išklotinės. Taip pat galėjo vaikai dalyvauti ir arba individualiai, arba visa klasė kartu. Tai vienas pavyzdys yra, tarkim, visa klasė kartu darė koliažą. Kiekvieną savo atskirai dalimis kažką sukūrė ir po to suklijavo į vieną bendrą darbą. Čia irgi pavyzdys, fasadai, planai nubraižyti vaikų. Tai ir dar norėjau akcentuoti dėl aprašymo. Tai kartais labiau patiko net ne pats projektas, o aprašas, kad kaip svarbu yra aprašyti pačią idėją. Pavyzdžiui, šitame darbe kiemas pati svarbiausia mano piešinio dalis. Nors piešinėje kiemo daug nematyti, bet galima įsivaizduoti, kaip rytais išėjęs į kiemą ar atsisėdęs terasoje, tu pamatai, kaip pro kalnus kylanti saulė šviečia tau į veidą ir jį sušildo. Tai mums labai patiko, mes ir nominaciją skyrėm už šitą darbą, už filosofinį požiūrį, tas, kad nebūtinai turi būti pavaizduota, bet tiesiog net ir žiūrovui aprašas šitas leidžia, skatina vaizduoti ir skatina įsivaizduoti tą kiemą, koks tas kiemas, kad jis ir svarbiausias, bet ir pats gražiausias, nors ir jo net galbūt nepavaizduota. Po to gavome iš tikrųjų pernai ne tik piešinius, ne tik projektus, bet buvo vaikų, kurie kūrė tik maketus pastato, pagamino klasės visos kartu bendrai
šitas maketas mažesnis yra iki mokyklinukų, prieš mokyklinės grupės ruoštas, o čia yra pirmokų. Tai apie tą pirmokų darbą labai norėčiau iš tikrųjų papasakoti, nes man pats projekto paruošimas buvo labai gražus, kaip mokytoja sugebėjo tą visą metodiką įvesti į pamokas, kad vaikai sukurtų po tos pastatus. Tai mes ir bandėm pagal mokytojos tą aprašymą parengti edukacijos gairias tolimesniems maketų rengimams. Tai idėja buvo, kad iš pradžių buvo kartu diskutuojama kartu su vaikais, aptariama, ko reikia gyventojams, kad jie jaustųsi gerai mieste. Tai buvo klasėje, diskutavo jie, ir tada mokytoja pakvietė apžiūrėti vaikams savarankiškai savo gyvenamąją aplinką. Jie kūrė Ringaudų miestelį, tai vaikai turėjo pasivaikščioti po savo miestelį ir apgalvoti, ar ten tikrai netrūksta to, kad ar trūksta, ar ko trūksta, ar viskas gerai, ar ten jie gerai jaučiasi, ar toje vietoje saugu. Ir kitą dieną jau pratęsti toliau diskusiją, jau kuri būtų skirta būtent konkrečiai tai Ringaudų teritorijai. Po to dar mokytoja rašė, kad įtraukė į šitą maketo kūrimą ir tėvus. Tai kadangi tėvai keli dirbo susiję, jų darbai buvo su statybomis, tiltų projektavimu, tai vieni tėvai vaikams papasakojo apie tai, kaip projektuojami tiltai, kaip statomi keliai. Vaikai turėjo galimybę išbandyti su nivelyrų matavimus atlikti. Jie taip pat dar kitose pamokose tyrinėjo, kaip atrodo statinių brėžiniai, kaip tie trimačiai pastatai atrodo, filmukus žiūrėjo. Ir tada kitas etapas jau buvo, vaikai kiekvienas pasirinko, kokį norėtų statyti pastatą, kokią paskirtį pasirinkti tam savo svajonių mieste, ir tada jau jie kūrė tuos maketus, braižė, klijavo, ir vėliau juos kartu su jais kūrė jau ir kelius tiesė, ir visą sukūrė maketą. Tai tai jau toliau einu link naujo festivalio, nes sulaukiam po pirmojo to festivalio labai gražių atsiliepimų, ypač tokio, kad tai patiko, kad šiandien visą dieną kūrėme savo miestelį, net netikėjome, kad mumise slepiasi tiek kūrybinės galios. Tai iš tikrųjų pavargom po pernai metų, bet po tokių atsiliepimų nusprendėm, kad norim tęsti. Ir šiemet spalio 11-13 dienomis vėl norėsim jūs pakviesti į naują architektūros festivalį vaikams, kur paslėpti lobiai. Tai kaip ir Algimantas minėjo, tai lobiai, kad yra tas modernizmo architektūra, paveldas, mūsų istorija. Tai norim pakviesti vaikus ieškoti to lobio. Ir vėl planuojame, kad festivalis vyks Kauno Centrinio pašto rūmuose, kad vėl galima bus išbandyti statybinę techniką. Vėl pakviesime vaikus į edukacijas. Į edukacijas reikalinga registracija, bet kas nespėja įsiregistruoti, tai bus kuriami maži architektų kambarėliai, kur vaikai kartu su architektais taip pat galės kurti. Bus vėl paroda organizuojama, konkursas, atidarymo renginys, kursim mini kino teatrą, planuojame taip pat ekskursijas, lobių paieškas, įvairius žaidimus. Ir tą svarbiausia, tai kad galėtume sukurti parodą vaikų, nes iš pernai metų atsimenu atsiliepimą,
kad vaikai labai skatino tėvus, net tėvai kvietė vaikus eiti į festivalį, o vaikai prašė, kad eiti kartu su tėvais į festivalį, nes sakė, mano darbas eksponuojamas Centrinio pašto rūmuose. Ir sako, kada daugiau mano darbas ten galės būti eksponuojamas, tai kvietė ateiti ir iš tikrųjų jau kultūros ministerija informavo, kad kitais metais jau ten prasidės statybos, tai turbūt ir viena iš paskutinių galimybių dar įeiti į paštą, kol jis dar mena tuos senuosius pašto laikus ir kol dar nėra įrengta ta nauja paskirtis. Tai mes šiemet labai norėsim ir jūsų įsitraukimo, paskatinti vaikus ir kad jūs kartu su jais dalyvautumėt naujame konkurse. Tai vadinasi, kad paslėpk lobį ateičiai. Tai vėlgi norėtume pakviesti vaikus, kad jie patyrinėtų savo aplinką, kraštovaizdį, interpretuotų istorinius pastatus, susipažintų su UNESCO pasaulio paveldo sąvoka, kas tai yra. Nes iš tikrųjų taip manom, kad labai svarbu susipažinti, bet ir norim ne tik, kad tuo konkurso darbu nebūtinai tai turi būti, kad analizuojama ir pateikiami konkursui darbai susiję su Kauno modernizmo architektūra, bet vaikai gali kurti ir naują architektūrą, bet galvodami apie tai, kad praėjus 100 metų ta architektūra galėtų jau tapti vėl visos Lietuvos lobių ir patekti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Ir kad pagalvotų, kodėl tai svarbu yra. Tai užduoties tema yra nauja paslėpk lobį ateičiai, kad kuo ir kodėl kuriamas pastatas bus vertingas ateityje kaip istorinis objektas. Tai kas naujo dar yra šių metų konkurse, tai kad pernai metais tai buvo tik tais kviečiama, kad pateiktų projektą, piešinį arba maketą, o šiemet dar yra iš 2 dalių konkursas, kad gali būti projektas, piešinys arba maketas, arba rašinys. Nes iš tikrųjų galvojam, kad yra galbūt ne visi vaikai, kurie ar mėgsta piešti, ar jiems galbūt tai nėra labai aktualu, tai kad galėtų parašyti, čia jau gali būti įsitraukimas ir lietuvių kalbos mokytojams, parašyti rašinėlį apie tai, koks esamas pastatas arba koks galėtų būti naujai sukurtas pastatas, kuris būtų svarbus ateityje ir vertingas. Ir kad pagalvotų, ar tas pastatas, būsimas lobis, ar tik jam yra svarbus, jam asmeniškai, ar visiems yra svarbus, nes, tarkim, mūsų Kauno modernizmas tai yra viso jau pasaulio mastu yra svarbus reiškinys. Gali pasirinkti, tarkim, ir esamą pastatą, ir naują planuoti, ir pastatą gal remontuoti, ar atnaujinti. Gal pagalvot galėtų, kodėl svarbu yra išsaugoti tam tikrus pastatus ateities kartoms ir kaip juos pritaikyti naujai galbūt paskirčiai, kaip pat Kauno centrinio pašto rūmai yra pavyzdys, kad jau ten pašto nebeliko, bet bus architektūros nacionalinis institutas, tai mes labai to džiaugiamės. Ir dar norėjau papasakoti, irgi parodyti, kaip vaikus dar galima būtų supažindinti su Kauno modernizmo architektūra. Tai čia mano pačios yra irgi 21 metais išleista elektroninė knyga Išlankstyk Kauno modernizmą. Tai jinai yra nemokama, ją galima atsisiųsti PDF formatu. Joje yra pateiktos 24 Kauno modernizmo pastatų išklotinės. Tas išklotinės galima išsikirpti, atsispausdinti, išsikirpti, sulankstyti. Aš kai edukacijas vedu dar ir kviečiu, nors ir mūsų Kauno modernizmo pastatai yra dauguma baltos spalvos, bet aš kviečiu nuspalvinti Kauno modernizmą ir suteikti spalvų pastatams. Tai vaikai spalvina, klijuoja, lanksto, tuo pačiu galima ir apie detalės kalbėti, apie tūrius, apie formas. Iš tikrųjų dar kas įdomu man pačiai, kad vaikai daug lengviau sulanksto tos pastatus, negu aš pati tos maketus pagaminu.
Tai galvoju, gal aš pasidalint galėčiau ta vat knyga, jinai dar joje šiek tiek yra ne tik pastatai, bet ir trumpa istorija apie Kauno miestą, apie tą laikotarpį. Ir tada yra trumpai apie kiekvieną pastatą, kas jam būdinga, kuo jis išskirtinis ir trumpa istorija. Tai yra, va čia išklotinė. Tik tais dar turiu planą pakoreguoti šią knygą ir įrašyti lygius, nes yra vienus pastatus tikrai sudėtingiau sulankstyti ir išlankstyti, o kiti paprasčiau, kaip pavyzdžiui Pacevičiaus vila, tai yra paprastas kubiukas išsilanksto. Tai va čia yra 24 pastatai su aprašymais ir toliau tada grįžtu į skaidres. Ir toliau kita tema, kad kaip irgi su vaikais kalbėtis apie modernizmo architektūros, tai yra Algimanto, paprašysiu šiek tiek sugrįžti, ekskursijos, kaip dar galėtų padėti. Taip, tai čia tiesiog fone dar diskutavome, kilo dar tas klausimas apie pritaikomumą pamokose. Tai man atrodo, tiksliai nežinau, kokie yra jūsų dėstomi dalykai. Atsiprašome, čia susidubliavo. Taip, tai tiksliai nežinau, kokie yra jūsų dėstomi dalykai, bet priklausomai nuo pamokos rūšies galima panaudoti fotografiją, filmavimą. Kino centras Romuva yra pionierius šitoj srityje, rengia ir Filmuoju Kauną vasaros stovyklą vaikams ir jaunimui, kur buvo išbandyti įvairūs metodai. Šitos stovyklos rėmuose aš esu parengęs ir orientacinės žaidynės. Beje, tie, kas naudojasi kultūros pasu, norėčiau informuoti, kad yra nemažai edukacijų ir veiklų susijusių su architektūra. Tai pavyzdžiui, naudojantis kultūros pasą galite atvykti į Kauną. Man atrodo, ir Vilniuje lygiai taip pat, tik jau ne apie modernizmą, yra tokios organizacijos Gatvės gyvos, siūlomas orientacinis žaidimas, ekskursija po miestą. Apie piešinį jau Eglė tikrai labai gražiai aptarė ir dar, man atrodo, labai daug potencialo turi ta istorija arba pasakojimas, panaudojamas tiek istorijos ar lietuvių kalbos pamokose. Pavyzdžiui, koks pastatas buvo įvykių liudininkas, atsekti, kokie žmonės viduje gyveno, per tai sudominti apie architektūrą, nes pastatai, tai be žmonių jie yra tik tušti griaučiai. Arba, sakykime, tas pilietiškumo ugdymas, kaip minėjo Eglė, pasakojo apie šitą mokytojos iš Ringaudų mokyklos sukurtą tokią metodiką. Tai tikrai paantrinčiau, kad labai svarbu yra eiti į ekskursijas arba, pavyzdžiui, galima daryti užduotis, kad patys vaikai veda ekskursiją savo artimiausiai gyvenamoje aplinkoje. Ir, pavyzdžiui, tiesiog iš mokyklos padaryti ekskursiją iki moksleivių namų arba iki jų laisvalaikio vietos erdvės. Ir tai gali pavirsti į labai labai įdomią edukaciją. Galima paskirstyti vaikams, kas kur skirtingam taške apie kažką pristato. Galima per pilietinį ugdymą pristatinėti, pavyzdžiui, temas, kaip reikia pagerinti miestą, ko trūksta.
padiskutuoti apie mieste veikiančias skirtingas tarnybas, kas prižiūri mieste valdžia, specialiosios tarnybos, nežinau, kalbant apie gaisrus, pavyzdžiui, kaip vyksta gaisrai, ir čia labai architektūrinė tema iš tikrųjų. Tai čia tik tai reikia galbūt duoti užduotį kokiam dalykui ir galima pritaikyti, panaudoti, kad architektūra būtų fone kaip medžiaga kažkokiam naujam dalykui mokytis. Dar mačiau klausimų buvo. Aš pasakysiu. Tai dar aš irgi vėl grįžtu, kaip mes dar irgi taip pat norim vaikus įtraukti ir festivalyje pačiam, kurie galėtų, kaip jie labiau įsitraukti į festivalio veiklas ir susipažinti su modernizmo architektūra. Tai pirmiausia, ieškome, aišku, savanorių. Labai pernai metais labai šaunus vaikai, jaunimas mums padėjo, pagelbėjo, įsitraukė į veiklas. Ir taip pat naujai sugalvojom, kad kviečiame vaikus tapti festivalio ambasadoriais. Tai jau turime vieną ambasadorę Augustę, kuri kuria festivaliui žaidimus, jinai trimatė ten tokį žaidimą kuria su modernizmo pastatais. Kitas veiklas irgi kuria kartu, mums padeda. Tai jeigu žinote vaikų aktyvių, kuriems įdomu būtų, tai mes esame pasiruošę ir jiems taip pat irgi papasakoti apie Kauno modernizmą, apie tarpukario laikotarpį, ekskursijas suorganizuoti, apmokyti, kad jie taip pat irgi galėtų, nes manau, kad kartais, kai vaikas vaikui pasakoja, aš tik sakau vaikas, bet ir tuo pačiu jaunimas, kai jie vienas kitam pasakoja, jie kartais geriau tą informaciją priima, tai labai norėtume pakviesti, kad jie kalbėtų festivalyje ir po to vėliau apie tai, kas mums yra svarbu. Ir taip pat labai matom didelę vertę ir labai didelę prasmę mokytojų įsitraukime į festivalį ir lygiai taip pat ir pernai metais ir labai pagalbos sulaukėme iš mokytojų ir šiemet ir pakonsultavo ir tas rekomendacijos ir dėl šitos pačios seminaro. Tai planuojame mes rugsėjo mėnesį, norėtume gyvai susitikti, ne nuotoliniu būdu, o organizuotume ekskursiją per pasaulio paveldo dienas. Tai šitą dar datą paskelbtume. Ir taip pat dar noriu papasakoti trumpai pernai metų festivalio toksai baigiamasis įvykis buvo renginys. Tai Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija organizavo diskusiją apie tai, kaip modernizmo architektūrą pristatyti vaikams ir jaunimui. Buvo kviečiami irgi mokytojai, iš savivaldybės atstovai, iš kultūros paveldo departamento. Tai šiemet irgi lygiai taip pat norėsime diskusiją suorganizuoti, konferenciją, tai ir pakviesim, dar datą patikslinsime vėliau. Taip pat ir dėl rugsėjo mėnesio ekskursijos irgi patikslinsime, tai kviečiu informacijos ieškoti architektūros festivalis LT puslapyje ir Facebook'e Mažasis architektas. Ten irgi visais įvykiais pasidalinam. Tai turbūt tiek. Ačiū labai už dėmesį.